Tai ką, sveiki visi, su jumis aš, Gvido Tubas. Tai mano pirmas tutorialas, pirmas video, kaip parsisiųsti frapsus ir kaip jais naudotis. Ta prasme, turiu meni nukreiktis frapsus, kur ten gali filmuoti kiek nori laiko. Tai pirmas dalykas, ką jau reikia padaryti, nueiti į naršyklę. Tiesiog ir pajungti mano linką nukopijavę. Aš įmesiu šitą linką į descriptioną ir tiesiog spaudžiate download now. Na, parsisiunčiate jūs tai parodysiu, jeigu dar turiu. Ne, neturiu. Ai, turiu va. Parsisiunčiate tokį failą. Na, čia žinote, kaip surašyti. Čia pažymite, vykdyti, daugiau čia darote, va, tai pajungia jum ir čia agree, įsirašote ir tiek. Na, dabar, kai įsirašote, va, jum tokį išmetą, ne? Pasijungiate tokį, va, štai čia jau licencijuota. Na, FPS. FPS siūlau štai čia nieko nežymėti. Štai 60 sekundžių palikti čia. Na, žinau, čia overlay hotkey, čia gali nustatyti patys. Šiaip siūlyčiau, jum bus va taip va pažymėta, bet siūlyčiau kiekvienam pasidaryti hide overlay. Nu, čia pasispausti. Taigi čia nueiname į movies, tai čia va pasirinkate, kur norite, kad rašyti jūsų failą. Žinai, video. Čia kelių FPS norite filmuoti. Na, šiaip geriausiai yra žaidimam 60, jeigu ten jų yra, reikia grafikos, Minecraft'ui siūlau Tram arba 50. Na, taip, čia galite karpyti video, kas 4 GB, bet nesiūlyčiau. Taip, ir dabar toliau čia. Štai čia yra sound capture settings. Tai, tipo, garso nustatymai. Jums bus pažymėtas tik tas. Tai jeigu norite, kad tik tai kompiuterio garsas girdėtųsi, tai ir tą pažymėte. Bet jeigu jums reikia, kad girdėtųsi jūsų mikrofonas, tai čia pažymėsite, bei jeigu norėsite, kad girdėtųsi tik tada, kai nuspausite kokį mygtuką, tai paspausite only capture while pushing. Tai pasirinksite mygtuką čia kokį space, nežinau, bet nereikia. Na, daugiau screenshotai. Čia pasižymite irgi, kur tas nuotraukas darysitės. Čia pažymite failą. Aš siūlau JPG arba PNG. Aš taip truminu. Na, jums bus BMP. Aišku, galite taip. Čia esmės nesiūlau. Tik ko nesiūlau, tai TGA. To niekam nesiūlau asmeniškai, bent jau man tai tikrai nepatiko. Na, nežinau. Tai va iš tų trijų. Nu, šiaip labiau galėtų siūlyčiau, tai arba BPM, ta BMP arba PNG. Irgi, to nelabai. Nu, gali iš bėdos irgi tikti, bet tas tai nelabai. Niekada nedaryčiau jo. Na, ir čia pasižymite mygtukas, kokį norite, kad filmuotumėte. Ta screenshotumėte, nufotografuotumėte. Na, tai ką? Tikiuosi, jums patiko šis mano pirmas tutorialas. Prašyčiau laikinkite šį video, prenumeruokite mano kanalą, dalinkitės su draugais. Taip pat prašyčiau komentuokite, nes įvertinkite komentuodami. Išreiškite savo nuomonę apie mano kuriamą video. Tai yra kaip, na, nežinau, aš norėčiau, kad jūs man taip kaip ir įvertintumėt, būtumėte kaip teisėjai, kad pasakytumėt, kaip kuriu, ar gerai, ar negerai. Aišku, apie kompiuterio nustatymus nieką nesakykit, nežinau, kai jis čia nieko gero iš jų nėra. Net neverta jungti, nes man matų filmuoja 76%, 72 RAM jie man, tai čia tas dėl RAM, tai nesvarbu, bet vat, jokio aš dumanėjimo tos kompas lievas, tai bet tai greit vasarą turėsiu kitą, tai nesmė. Na, tai ką? Dar pakartosiu, kad su jumis buvau aš, Gvido Tubas, tai laikite šį video, prenumeruokite mano kanalą ir laukite kitų mano video, kurie bus greitai. Tad sudie.